Taigi, kaip ir minėjau, šiandieną tema pagal nacionalinės kokybės sistemą pagamintų produktų sertifikavimas. Tai paliesime specifikacijas pieno produktai, paukštiena, mėsos produktai ir cukrinė konditerija. Tai pasidalinsiu dabar skaidrėmis, o ne taip. Kur čia? Aha. Na, tikiuosi matot puikiai skaidrę. Taip? Ar matot? Ar girdit mane? Matom. Matot ir girdit turbūt, ar ne? Taip. Puiku. Tai dėkui. Čia pabandysiu gal kažką sumažinti. Nepavyksta man. Taigi, kaip ir minėjau, kalbėsiu apie produktus, tai bus apie paukštieną, mėsos gaminiai, pieno produktai ir cukrinė konditerija. Kas liečia, čia tas labai trumpa, kaip čia padaryti, ar netrukdys. Kas liečia nacionalinės maisto kokybės sistemą, pagal tą sistemą pagamintus produktus, tai yra tokie produktai, kurie yra skirti vartoti žmogui kaip maisto produktai ir jų kokybė pranoksta bendruosius reikalavimus. Tai jie yra aukštesnės kategorijos produktai negu įprastiniai. Jie gali būti ženklinami ženklų kokybė arba ženklo nacionalinė kokybė Lietuva. Taigi, kuo jie išsiskiria? Tai kaip ir minėjau, jau aukštesni yra reikalavimai gamybai keliami, taigi kokybiniais parametrais jie ir išsiskiria. Detaliau papasakosiu tuos išskirtinumus, gvildenant specifikacijas. Taip pat jų viena yra tokia išskirtinė savybė, kad jie prisideda prie aplinkos tausojimo. Tai čia daugiau galbūt kalbama apie auginimą, nes auginimo metu yra ribojamas tam tikrų trąšų ar augalos apsaugos produktų naudojimas. Na ir žinoma, didelis dėmesys yra teikiamas gyvūnų gerovei. Tai yra keliami tam tikri aukštesni gyvūnų laikymo standartai. Kodėl verta sertifikuotis pagal nacionalinę kokybės sistemą, sertifikuoti tuos produktus? Tai iš tikrųjų, tai vien dėl to, kad tie produktai išsiskiria iš įprastinių produktų masės ir jie turi kitą ženklinimą ir, žinoma, jie turi ir išskirtinės savybės. Tačiau, aišku, dar reikalingas ir populiarinimas, nes ne visi vartotojai dar NKP ženklą pažįsta, tą parodė Ekoagros apklausa. Tai kuo daugiau tų produktų bus, tuo jie bus žinomesni mūsų ir galutinio vartotojo, tai yra visuomenės. Na, kas liečia aplinkos tausojimą, tai ir kas lemia mažesnę taršą, tai yra mažesni mineralinių trąšų naudojimas mažesnis ir augalų apsaugos priemonių kiekiai. Tai yra tam tikri taikomi ribojimai naudojant šias medžiagas auginimo procese. Bei yra galimybė gaminant šios produktus įgyti konkurencinį pranašumą, nes sertifikuoti produktai yra kontroliuojami nepriklausomos sertifikavimo įstaigos, tai viešai įstaigai Ekoagros Žemės ūkio ministerija yra suteikusi įgaliojimus atlikti sertifikavimą ir kontrolę būtent NKP produktų gamybos procesų ir išduodant tai gamybai atitinkantiems produktams sertifikatus.
Taigi, kas liečia ženklo populiarinimą, tai čia prisideda ne tik tai kaip Ekoagros vykdant tokius pranešimus ar savo veikloje tiesioginėje, bet ir prisideda Žemės ūkio ministerija, taip pat prisideda ir nemažai prie produkto tiekimo rinkai sistemos formavimo. Kas liečia tiekimą rinkai, tai NKP produktai turi prioritetą tiekiant produktus ir dalyvaujant programoje vaisiai ir daržovės bei pieno produktai vaikams, kurie yra tiekiami vaikų ugdymo įstaigoms. Taip pat susidomėjimą NKP produktais didina parama pagal kokybės sistemą pagamintų produktų. Tai jie yra tiekiami vartojimo skatinamas vartoti ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Tai labai susidomėjimas yra didelis darželiuose. Taip pat yra galimybė dalyvauti žaliuosiuose pirkimuose. Tai irgi prioritetas yra tiekiamas NKP produktams dalyvaujančiose šiuose, tarkim, žaliuosiuose pirkimuose arba kitose programose. Koks teisės aktas reglamentuoja tiek gamybą, tiek vis kitus reikalavimus, ženklinimo arba sertifikavimo reikalavimus, tai yra Žemės ūkio ministro įsakymas numeris 3D 351. Tai jame yra išdėstytos visos taisyklės. Taip, paskutinė redakcija yra šių metų sausio 16 dienos. Ir tame teisės akte yra išdėstytos 9 produktų specifikacijos, kur nurodyti tam keliami, to produkto gamyboje keliami papildomi kokybiniai ir kiti reikalavimai. Tai kas liečia taisyklės, tai pirmiausia apie bendruosius reikalavimus, kokie yra taikomi visiems produktams, visiems specifikacijose nurodysiems produktams. Tai visų pirma, tai kad visas NKP gamybos procesas, ar tai bus auginimas, ar tai bus perdirbimas, turi būti vykdomas kontroliuojamose veiklos vykdytojo vietose ir turi būti užtikrinamas proceso atsekamumas ir turi būti atitiktis reikalavimams, tiek taisyklių, tiek bendriesiems, tiek specialiesiems ar papildomiems reikalavimams. Tai kas liečia gamybą, tai visi NKP gamybos etapai turi vykti Lietuvoje. Irgi yra apibrėžta taisyklėse. Tai negali būti tokių, tarkim, paslaugų perdavimo kitiems veiklos vykdytojams, kurie veikia ne Lietuvoje. Na, kas liečia kitą reikalavimą, tai maisto tvarkymo etapuose NKP produktai turi būti atskirti. Tai reiškia, jeigu yra gaminama ir NKP, ir įprastiniai produktai, tai turi būti aiškus atskirimas laiku arba vieta. Ir aišku, tai turi būti dokumentuota, nes jeigu naudojami yra tiems ir įprastiniams produktams ir NKP produktams tie patys įrenginiai, tai prieš pradedant gaminti NKP įrenginiai turi būti išplauti arba bent išvalyti vienu ciklu NKP skirtos žaliavos. Tačiau ši žaliava, žinoma, kuria buvo valyta įranga, jau negali būti ženklinama kaip NKP arba naudojama NKP gamyboje kaip NKP produktas. Viso gamybos proceso metu, žinoma, turi būti užtikrintas atsekamumas. Ir tau, kad produktas gamybos proceso metu kad užtikrinamas yra atsekamumas, reikia įrodyti dokumentais ir tas įrodymas bus reikalingas sertifikavimo įstaigos kai sertifikavimo įstaiga atvyks į patikrą, ar ne? Taigi pareiškėjas turi saugoti
tuos įrodančius dokumentus ir yra nurodyti kai kurie, kaip ir vieni iš svarbesnių, galbūt sakyčiau, dokumentų, kad dokumentuose turi būti aiškiai nurodyta, iš kur yra produktas gautas, tai produkto tiekėjo pavadinimas arba pavardė, tiekėjo adresas ir pateiktų produktų identifikavimo duomenys. Tai aiškiai, koks produktas, tarkim, kokia partijos numeris, kada gautas ir su kokiu dokumentu ir taip toliau. Taip pat ir dėl gavėjo, tai yra pirkėjo, irgi atitinkamai tokie patys duomenys turi būti saugomi. Dar kitas momentas yra, kad pareiškėjas tuos dokumentus turi saugoti ne trumpiau kaip 3 metus. O jeigu gamyboje atsitiko kažkokie tai pasikeitimai, tai sertifikavimo įstaigai reikalinga pranešti apie pasikeitimus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo įvykusio pasikeitimo dienos. Žinoma, tas pranešimas turi būti padarytas raštu. Na, o jeigu jau gamintojas pastebi, kad yra pažeidimas taisyklių arba specifikacijos reikalavimams arba kažkoks neatitikimas, kuris yra susijęs su NKP kokybė, tai reikalinga nedelsiant, vėlgi raštu, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įvykusio pažeidimo pranešti sertifikavimo įstaigai bei sustabdyti NKP tiekimą rinkai. Kas liečia perdavimą arba pardavimą, tai tuose dokumentuose, kur yra kai parduodamas yra NKP produktas, tai turi būti nurodytas produkto ne tik tai pavadinimas, bet ir pridedama nuoroda apie NKP gamybos būdą. Pavyzdžiui, jeigu parduodamas yra pienas, tai turi būti nurodoma, kad NKP pienas. Dėl ženklo, tai kada negalima naudoti ženklo, tai yra nurodyta aiškiai irgi taisyklėse, kad jeigu yra sertifikatas sustabdytas arba jisai nebegalioja, panaikintas, tai tokiu atveju negalima naudoti NKP ženklo, negalima netgi naudoti su juo susijusios reklaminės medžiagos. Na, yra išimtis, jeigu yra, kai produkcija, jeigu jo sertifikatas buvo pasibaigęs, buvo supakuota ir paženklinta galiojant sertifikatui ir prižiūrint sertifikavimo įstaigai. Taip pat veiklos vykdytojas turi užtikrinti, kad sertifikatas arba bet koks kitas dokumentas susijęs su sertifikavimu arba su produkto ženklinimu nebus naudojamas klaidinančiu būdu. Dabar pakalbėsiu apie specialiuosius ir papildomus reikalavimus būtent perdirbimui. Ir pirmieji produktai, kuriuos paliesiu, tai bus NKP pieno gamybos ir perdirbimo specialieji reikalavimai. Na tai jeigu ketinama gaminti NKP pieno produktus, tai reikalinga atsižvelgti į tai, kad NKP ženklų ženklinami produktai, pieno produktai bus tada, jeigu jie turės 70% NKP arba ekologinio pieno kilmės žaliavų. Na, draudžiama naudoti, žinoma, sudėtinės dalis, kurios yra sudarytos iš GMO arba turi GMO. Tai jau čia tas GMO draudimas galioja visiems NKP gaminamiems produktams. Taip pat, kas liečia pieno gamybą, tai gali būti naudojamos ne pieno kilmės sudedamosios dalys, jeigu jos nekeičia pieno riebalų ir baltymų. Sudedamos pieno dalys, tai riebalai ir baltymai negali būti keičiamos ne pieno kilmės sudedamosiomis dalimis, o sūrio gamyboje yra draudžiami naudoti nitratai. Taigi tokie pagaminti produktai, kurie atitinka specialiuosius pieno produktų reikalavimus, jie gali būti ženklinami nacionalinė kokybė Lietuva. Bet žinoma, jie turi atitikti gamybą ir bendruosius reikalavimus, kuriuos aš minėjau prieš
prieš tai. Na, jeigu ketinama pieno produktus gaminti ir ženklinti ženklų kokybė, tai be bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų dar yra taikomi papildomi reikalavimai. Tai NKP pieno gaminių gamybai turi būti naudojama ne mažiau kaip 70% pieno kilmės sudedamųjų dalių, kurie turi būti sertifikuoti pagal taisyklės ir suteikta teisė ženklinti ženklų kokybę, arba tos žaliavos gali būti ekologinės. Na, kas draudžiama, tai negali būti pakartotinai pienas pasterizuojamas ir negali būti, jeigu tai yra raugintas pieno produktas, tai po rauginimo neturi būti termiškai apdorojami produktai. Taip pat draudžiama yra naudoti saldiklius, dažiklius, kvapiąsias medžiagas. Na, kvapiosiom medžiagom yra tam tikra išimtis, išskyrus natūralius kvapių medžiagų pagrindus arba kvapių medžiagų preparatus. Tai jeigu produktas atitinka ir šitos reikalavimus, tada jis gali būti ženklinamas ir sertifikuojamas kaip atitinkantis ženklo kokybės reikalavimus. Gali būti ženklinamas jau ženklų kokybė. Kitas produktas tai bus NKP pagamintos mėsos ir jos pusgaminių bei gaminių reikalavimai specialieji. Tai kas liečia specialiuosius skirdimo ir mėsos žaliavos reikalavimus, tai yra taikomi reikalavimai skerdenai ir skerdeno dalims. Tai galvijų, skerdenos, jo pagrindinės dalys pagal išsivystymą jos turi atitikti EUR ir O raumeningumo klasę ir pagal riebalinį sluoksnį atitikti 2 arba 3 riebumo klasę. Kiaulių pagal raumeningumo atitikti S, E ir U raumeningumo klasę. Jeigu kalbant apie jautieną ir jeigu tiekiama bus ar planuojama tiekti į rinką šviežia brandinta jautiena, tai ji turi būti brandinama ne trumpiau kaip 15 parų, o šviežia brandinta viena ne trumpiau kaip 7 paras. Tai vat, jeigu atitinka šiuos irgi reikalavimus šviežia mėsa, tai tada jau ji gali būti sertifikuojama ir ženklinama nacionalinė kokybė Lietuva ženklu. Kita specifikacijos dalis, tai yra kalba apie NKP mėsos pusgaminių gamybos reikalavimus. Ir čia jau irgi yra nurodyta, kiek gali būti žaliavų sertifikuotų pagal NKP arba kaip ekologiškas sertifikuota, tai turi sudaryti ne mažiau kaip 70%. O pusgaminių gamyboje yra nustatyti tam tikrų draudimai, kur negali būti naudojama mechaniškai atskirta mėsa. Na, jeigu jinai yra atitinka smulkintai mėsai nustatytus mikrobiologinius kriterijus, tai vis tiek negali būti naudojama. Negali būti naudojami užpildai ir baltyminiai mėsos pakaitalai. Taip pat maisto priedai, kaip nitritai ir nitratai. Jeigu tas pusgaminis yra skirtas kepti, arba jeigu bus ženklinima ar kažkur nurodytas kaip galimas apdorojimo būdas kepimas, tai tokiu atveju negali būti naudojami nitritai ir nitratai. Taip pat draudžiama naudoti aromato ir skonio stipriklius bei dažiklius. Žaliavos vėlgi negali būti pagamintos iš GMO arba jų sudėtyje negali būti GMO. Kitas iš NKP mėsos specifikacijos, tai yra dar vieni iš reikalavimų, kokie yra papildomi NKP mėsos gaminių gamybai.
Tai vėlgi, kas liečia gaminant mėsos gaminius, tai žaliavos vėlgi gali būti ne mažiau kaip 70% NKP mėsos naudojimo. NKP arba pagal ekologinės ūkio taisyklės sertifikuotos NKP mėsos žaliavos. Kas liečia kitus reikalavimus, tai tokie NKP mėsos gaminiai turi atitikti ne žemesnius kaip aukščiausios rūšies mėsos gaminių kokybės reikalavimus. Tačiau pagal mėsos gaminių techninį reglamentą. Vėlgi draudžiama naudoti žaliavas, kurių sudėtyje yra GMO ir negali būti naudojamas aromato ir skonio stipriklis arba dažikliai. Jeigu norima gaminti mėsos gaminius ar pusgaminius, kurie norėtumėte, kad būtų ženklinami kokybės ženklu, tai tokiu atveju ūkio subjektas turi užtikrinti vienos iš šių sąlygų įvykdymą. Taigi mėsos pusgaminių arba gaminių sudėtyje negali būti sausų mėsos baltymų produktų. Taip pat negali būti konservanto nitrito daugiau negu 3/4 teisės aktuose konkretiems mėsos gaminiams nustatyto kiekio. Ir mėsos pusgaminių ir gaminių gamybai turi būti naudojama ne mažiau kaip 70% mėsos kilmės sudedamųjų dalių, kurios būtų sertifikuotos ir leidžiamos ženklinti ženklų kokybė. Arba 70% turi būti ekologinis. Dar yra reikalavimas, kad gaminant NKP mėsos gaminius turi būti naudojama ilgalaikio, tarkim, mėsos sūdymo, brandinimo, vytinimo būdai, o rūkymo metu naudojamos tik tai natūralios medžiagos, tarkim, malkos ar pjuvenos, bet neapdorotos cheminėmis medžiagomis. Sekantis tai bus NKP paukštienos gaminiai. Kokie yra reikalavimai keliami paukštienai. Tai visų pirma, pradėkime nuo skerdimo ir mėsos žaliavos specialių reikalavimų. Tai kas liečia skerdimą, tai skerdinėlių atšaldymas yra neleidžiamas vandenyje, tai turi būti vykdomas tik tai ore ir atšaldymas ore turi būti vykdomas nuo 2 iki 6 valandų, kol skerdinėlės viduje temperatūra pasiekia nuo 4 iki -2 laipsnių Celsijaus. Ir paukščių skerdinėlės ir jų dalys turi atitikti A klasės reikalavimus. Žinoma, yra reikalavimas dėl salmonela, kad jų skerdinėlėje negali būti. Yra numatytas reikalavimas ir laboratorinių tyrimų dažnumas, kurį turi nusistatyti įmonės savikontrolės programoje, atsižvelgiant į kiekius gamybos ir apimtis. Paukštienos pusgaminiams yra taikomi specialiai reikalavimai. Tai paukštienos pusgaminių gamyboje mėsos žaliavos sertifikuotos pagal NKP taisyklės turi būti ne mažiau kaip 70%, jeigu ne NKP, tai tada ekologinių turi atitinkamas kiekis būti, ne mažiau kaip 70%. Taip pat NKP paukštienos pusgaminių gamyboje negali būti naudojamos tam tikros sudedamosios dalys. Tai mechaniškai atskirta mėsa, negali būti naudojama užpildai ir baltyminiai mėsos pakaitalai, taip pat nitritai ir nitratai, jeigu vėlgi tas produktas bus skirtas kepti, bei aromato ir skonio stiprikliai, dažikliai bei GMO sudėtinės dalys. Tai čia tokie reikalavimai yra paukštienos pusgaminiams. Tai kas liečia paukštienos gaminius,
tai vėlgi yra tas pats nustatytas gaminiams, kiek gali būti naudojama mėsos žaliavos, kuri turi būti sertifikuota pagal NKP arba pagal ekologinės gamybos taisyklės, tai jos turi būti ne mažiau kaip 70%. Ir žinoma, visą tai turi būti įrodyta dokumentais. Jeigu norima įsitikinti, ar ekologinė žaliava tikrai atitinka reikalavimus, jie tikrai yra ekologinė, tai čia įdėjau linką, nuorodą, kur galima pasitikrinti, ar tiekėjas turi produkcijai kaip ekologiškai sertifikatą. Na, ko neleidžiama vėlgi, taigi ribojamas yra dažiklių naudojimas, aromatų ir skonio stipriklių naudojimas, bei negali būti draudžiama naudoti GMO. Ir NKP paukštienos gaminiai turi atitikti ne žemesnius kaip aukščiausios rūšies mėsos gaminių kokybės reikalavimus. Na, kita dalis iš tų specialiųjų reikalavimų yra nustatyta NKP paukštienos kulinariniams gaminiams. Tai vėlgi ne mažiau kaip 70% mėsos žaliavos turi būti sertifikuota pagal taisyklės, kaip NKP žaliava arba kaip ekologinė. Paukštienos kulinarinių gaminių gamyboje negali būti naudojama mechaniškai atskirta mėsa, jeigu kad ir atitinka tos smulkintai mėsai nustatytus mikrobiologinius kriterijus, naudoti mechaniškai atskirtos mėsos negalima. Ir negali būti naudojamas aromato arba skonio stipriklis, dažiklis arba genetiškai modifikuotos sudėtinės dalys. Na, jeigu norima paukštienos pusgaminius arba gaminius ženklinti ženklų kokybę, tai yra papildomi dar reikalavimai nustatyti. Nustatytas yra papildomas reikalavimas skerdimui, tai yra paukščių amžiui skerčiant, pavyzdžiui, viščiukų amžius turi būti ne mažiau kaip 56 dienos. Ir kitiems paukščiams taip pat yra nustatytos tos amžiaus skaičius, dienų skaičius. Kas liečia kitus gaminių, paukštienos pusgaminių arba gaminių ar kulinarinių gaminių reikalavimus, tai sudėtyje negali būti sausų mėsos baltymų produktų. Taip pat, kas liečia nitritą, konservantą ir nitritą, tai jo leidžiama dėti nedaugiau kaip 3/4 teisės aktuose konkretiems mėsos produktams nustatyto kiekio. Ir mėsos žaliavos turi būti ne mažiau kaip 70%, kuri yra sertifikuota ir ženklų kokybė gali būti ženklinama ta mėsa arba kaip ekologiška. O kas liečia mėsos sūdymą, brandinimą, vytinimą, tai turi būti naudojamas tik tai ilgalaikis būdas, o rūkymui naudojamos tik tai natūralios medžiagos, neapdorotos cheminėmis medžiagomis. Taigi, jeigu atitinka šiuos papildomus reikalavimus, ne tik tai bendruosius ir specialiuosius, bet ir papildomus reikalavimus, tada tie gaminiai gali būti sertifikuojami ir ženklinami ženklų kokybė. Sekantis produktai, apie kuriuos specialiuosius reikalavimus kalbėsiu, tai yra cukrinė konditerija, šokoladas, bičių produktai su kitais maisto produktais. Tai kokie yra taikomi specialieji reikalavimai šiems gaminiams? Taigi, NKP ženklu gali būti ženklinami produktai, turintys ne mažiau kaip 40% iš tos teritorijose, kurio produktas sertifikuojamas žaliavų. Ne?
Taip pat NKP ženklų ženklinamas šokoladas turintis ne mažiau kaip 10% žaliavų. Tai čia šokoladui yra toks kitas reikalavimas, tai būtent 10% žaliavų sertifikuotų. Cukrinėje konditerijoje, taip pat ir šokolade, turi būti padidintas biologiškai vertingų medžiagų kiekis. Tai lyginant su įprastiniais produktais, turi būti jų daugiau tų biologiškai vertingų medžiagų, tarkim, naudojant liofilizuotas uogas, ar ne, bet vėlgi tas palyginimas turi būti įrodytas dokumentais, kuo jūsų produktas, NKP produktas, tikrai yra biologiškai vertingų medžiagų kiekis didesnis negu panašus įprastinis produktas. Jeigu norima suteikti produktui aromato, tai tada tokiu atveju galima naudoti tik tai aromatą suteikiančius augalus, vaisius, uogas arba vaisių uogų perdirbimo produktus. Šokolade kakavos sviestas negali būti pakeistas kitais augaliniais riebalais. Kiti specialieji reikalavimai cukrinės konditerijos ir šokolado, tai yra tam tikri draudimai. Pavyzdžiui, draudžiama yra naudoti saldiklius, dažiklius, hidrintus arba iš dalies hidrintus augalinius riebalus. Draudžiama naudoti alyvpalmių aliejų bei, žinoma, genetiškai modifikuotas žaliavas arba tas, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų organizmų. Jeigu kalbama apie gaminius su bičių produktais, tai tokiems gaminiams yra nustatyti specialiai reikalavimai. Tai NKP gaminių su bičių produktais gamyboje, NKP bičių produktai turi sudaryti ne mažiau kaip 50% viso mišinio sudėtinių dalių. Tarkim, pavyzdžiui, bus medus su riešutais, ar ne, tai NKP medaus turi būti ne mažiau kaip 50% viso mišinio sudėtinių dalių. Bičių produktai turi būti naudojami 100% sertifikuoti pagal NKP arba sertifikuoti kaip ekologiški. Ir tokių produktų gamyboje gali būti maišomos tik natūralios žemės ūkio kilmės žaliavos arba maisto produktai. Tai, pavyzdžiui, natūralios, tai aišku, sėklos, žolelės, uogos. Kas draudžiama naudoti šitokių produktų gamyboje, tai vėlgi žinoma, kad genetiškai modifikuoti organizmai arba sudėtinės dalys, kurių yra genetiškai modifikuotų organizmų, tai maisto priedai ir kvapiosios medžiagos. Jau visi maisto priedai yra draudžiami. Jeigu bičių produktai, cukrinės konditerijos, šokolado gaminiai atitinka bendruosius ir specialiuosius specifikacijai taikomus reikalavimus, bet norima dar tą produktą ženklinti ženklų kokybę. Tokiu atveju yra dar keli reikalavimai, tai, pavyzdžiui, cukrinės konditerijos ir šokolado gamyboje yra draudžiama naudoti maisto priedus ir kvapiąsias medžiagas, bei ne mažiau kaip 70% naudojamų sudėtinių dalių turi būti sertifikuotos ženklų kokybė arba kaip ekologiškos, tačiau tik tai tiems gaminiams, kurie yra gaminiai su bičių produktais. Ir žinoma, kokie reikalavimai yra nurodyti, tai visus, kad atitinka ūkio subjektas tuos reikalavimus, tai turi būti įrodyta dokumentais. Tai tas yra labai svarbu. Ir trumpai, ką dar norėjau paminėti, tai dėl ženklinimo, kad
NKP gaminiai gali būti ženklinami vienu iš dviejų ženklų, priklausomai nuo to, kokius atitikties reikalavimus atitinka produktas. Ant NKP pakuotės gali būti naudojamas tik tai vienas, ar ne, kaip sakiau, ir žinoma, ženkluose, jeigu yra, tarkim, norima produktą ženklinti užsienio kalba, ar ne, dalyvaujant, tarkim, parodose arba teikiant į rinką NKP produktą, tai tie žodžiai gali būti, tekstas gali būti išverstas į reikiamą užsienio kalbą, nekeičiant kitų aprašytų ženklo charakteristikų. NKP etiketėje turi būti nurodytas ne tik tai vienas iš šių ženklų, bet ir turi būti nurodytas sertifikavimo įstaigos kodas. Ekoagros kodas yra LT-NKP 001. Tai jeigu Ekoagros išdavė sertifikatą produktui, suteikė teisę ženklinti produktą tam tikrų ženklų, tai ženklimo etiketėje be ženklo turi būti ir sertifikavimo įstaigos kodas. Ir žinoma, ženklimo etiketę prieš spaudą, tai turi reikalinga suderinti su sertifikavimo įstaiga ir naudoti tik tai tą ženklinimo etiketę, kuri yra suderinta su sertifikavimo įstaiga. Yra reikalavimuose taip pat nustatytas ir koks turi būti ženklas atsižvelgiant į jo matmenis, tai kokie turi būti aukštis, koks ilgis ir, žinoma, tas ženklo dydis gali būti keičiamas, išlaikant proporcijas, gali būti didinamas, gali būti mažinamas. Taip pat yra nustatyta ir spalva, ženklo kokybė, spalva yra tamsiai raudona. Na, jeigu nespalvotos yra pakuotės arba reklaminėje medžiagoje, galima naudoti ir juodos spalvos ženklą. O jeigu ženklas yra sunkiai matomas, tai tokiu atveju gali būti ženklas apibrėžiamas balta linija, siekiant, kad padidinti kontrastą. Ir, kaip jau minėjau, gali būti tekstinė dalis pakeista kita kalba. Nacionalinė kokybė Lietuva ženklui taip pat yra nustatytas ženklo minimalūs matmenys, ženklo dydis gali būti keičiamas, išlaikant proporcijas atitinkamai, nurodyta kokias spalvos turi būti naudojamos, žalia kokia, pavyzdžiui, spalva šiuo atveju. Nurodytas koksai šriftas jo ir yra dar tokia galimybė, kad jeigu spausdinant nespalvotose išorinėse ar vidinėse pakuotėse arba reklaminėje medžiagoje, galima naudoti monochromatinę ženklo versiją. Na, toliau trumpai labai apie sertifikavimą ir už sertifikavimo darbus taikomus įkainius. Tai už sertifikavimo darbus yra taikomi įkainiai, kurie yra nustatyti Žemės ūkio ministro įsakymu. Ir yra taikomas dokumentų vertinimo mokestis, kuris yra vienkartinis, bei yra taikomas kiekvienais metais kasmetinis sertifikavimo mokestis, nes sertifikatas yra išduodamas tik tai 1 metams ir fizinė patikra kasmet yra vykdoma, po fizinės patikros tai sertifikatas pratęsia. Tai taikomas priklausomai nuo to, kokią produktą gaminat, pagal kokią specifikaciją yra taikomas sertifikavimo mokestis. Čia pateikiau kaip pavyzdį pieno ir jo gaminių įkainius, tai yra diferencijuojama pagal tai, ar tai yra ūkis ar maža įmonė, tai taikomas mažesnis įkainis, tai 126 eurai su pajamų, o jeigu yra ne ūkis ir įmonė didesnė, kurioje dirba daugiau negu 10 žmonių, apyvarta yra didesnė negu 2 milijonai eurų, tokiu atveju yra taikomas didesnis įkainis, tai 649 eurai ir 39 centai su PVM.
Visi įkainiai yra patalpinti Ekoagros tinklalapyje ir juos čia įdėjau nuorodą, kur galite rasti. Na ir ką reikia daryti, norint sertifikuotis? Norint sertifikuoti NKP produkto gamybą, žinoma, tai pirmiausia susipažinus su keliamais reikalavimais, įsivertinus, ar tikrai technologiškai ir visais ir galėsite įgyvendinti tuos reikalavimus, tai tuomet reikia pateikti sertifikavimo įstaigai dokumentus, tai prašymą pateikti ir anketą. Taip pat reikalinga pateikti receptūrą, jeigu produktas turi ne vieną sudėtinę dalį, o 2 ir daugiau sudėtinių dalių. Tokiu atveju reikalinga pasitvirtinti receptūrą. Ir taip pat reikalinga susiderinti su sertifikavimo įstaiga ženklinimo etiketės projektą. Pateikiant dokumentus, taip pat reikia sumokėti jau ir dokumentų registracijos mokestį, kuris yra, kaip sakiau, vienkartinis. Kokios formos yra, kokias reikia pildyti, čia išdėsčiau, visa informacija tikrai detalesnė yra skelbiama interneto svetainėje. Formos taip pat patalpintos svetainėje ir labai rekomenduojama naudoti svetainėje esančias formas, nes jos keičiasi, yra tobulinamos. Taigi, jeigu ketinate sertifikuotis, tai kviečiam teikti dokumentus ir dokumentai yra siunčiami tiesiogiai arba elektroniniu paštu info@ekoagros.lt arba paprastu paštu reikalinga atsiųsti į Kauną, Kaunas Laisvės alėja 67 į Ekoagros ofisą. Taigi tiek, kiek aš norėjau šiandieną jums papasakoti. Tai dabar, jeigu turite klausimų, tai mielai atsakysiu, klauskit. Neturite klausimų? Turiu klausimą. Sakykit. Klausau jūsų. Negirdžiu. Arba parašykit, jeigu jums patogiau, parašykit tada. Arba, nes jūs girdėjau, kai jūs sakėte, turiu klausimą, bet daugiau negirdėjau jūsų klausimų. Tai kaip suprantu, klausimų nebus. Tai ką? Dar kartą, ar dabar girdite? Puikiai girdžiu. Gerai, tai kad nepabėgtumėte, kartoju klausimą. Ar sertifikavimo mokestis yra skirtas vienam produktui, ar įeina, sakykime, kelių rūšių produktai į vieną kainą? Geras klausimas, dėkui. Tai tikrai ne vienam produktui. Čia būtent pagal tą specifikaciją sertifikuojamams produktams. Gali būti jų asortimentas tikrai didelis, bet nepriklausomai nuo produktų skaičiaus, jeigu tai bus pieno produkto specifikacija apima tik tai tada ten gali būti jų tikrai ne vienas ir ne 2 ir 10 ir daugiau. Ta prasme, visas asortimentas. Tai aš ir turėjau omeny pieno produktų, sakykime, jogurtas, grietinė, ten sūris, taip, tokia klasė. Taip, nes įkainis yra taikomas būtent pieno produktų specifikacijos sertifikuotiems produktams. Tai jeigu jie yra sertifikuojami pagal pieno produktams taikomus reikalavimus, tai tada tik tai tą vieną įkainį ir mokėsit, kurį aš nurodžiau skaidrėje. Dar vieną klausimą turiu. Kiek maždaug laiko užtrunka visas sertifikavimo procesas, sakykime, kiek mėnuo, kelios savaitės, ar čia nuo to, kaip susikontaktuojam abi pusės? Žinoma, labai daug priklauso ir nuo veiklos vykdytojo, nuo ūkio subjekto, kaip
žodžiu, korektiškai visus dokumentus užpildo, pilnai užpildo, tai tokiu atveju ir tas vertinimas greičiau įvyksta, nereikia diskusijų kažkokių tai ar klausimų nekyla ekspertui, bet jeigu taip kalbant nuo paraiškos gavimo, tai sertifikavimo įstaiga turi maksimalų terminą 30 kalendorinių dienų atsakyti, pateikti oficialų atsakymą. Jeigu yra kažkokių trūkumų, tada prašom pataisyti, vėlgi duodamas yra terminas per kiek laiko. Na, sakyčiau, užtrunka kokie 2-3 mėnesiai, nes po sertifikavimo sprendimo, kad atlikti sertifikavimo darbus, yra siunčiami dokumentai su sutartimi. Ir kai gauname iš ūkio subjekto pasirašytą sutartį, jau tada galima nuo tos dienos tartis su tikrintoju dėl fizinės patikros. Fizinės patikros metu turi būti vykdomas kažkoks tai NKP sertifikuojamo produkto etapas. Tai po patikros yra gaunamas protokolas, vieną egzempliorių paliekamas yra ir ūkio subjektui, ir po patikros yra vertinamas protokolo įrašai, informacija ir ekspertas priima sprendimą išduoti sertifikatą. Na, tai čia toks irgi po patikros irgi per 20 darbo dienų yra, per 30 kalendorinių dienų turi būti išduodamas sertifikatas. Ačiū. Tai maždaug taip, bet gali būti terminai ir trumpesni. Gal dar kažkokį klausimą, kas turite? Tai turbūt visiems labai viskas aišku. Dar vienas toks klausimas, ten kai kalbėta buvo apie pieno pasterizaciją antrinę. Ką tai yra turima omenyje antrinė? Tai antrą kartą pasterizuojami produktai. Tai taip supratau, pagaminai produktą ir dar vieną kartą pasterizuoti. Taip. Supratau, čia tai tikrai. Viskas aišku. Gerai, ačiū. Prašau. Tai gal dar Inga kokį klausimą sugal? Kol kas neturiu daugiau klausimų, nes su Ekoagros jau pakankamai seniai bendraujame, apie 20 metų, tai ekologinis ūkis. Tai vat, dabar domina perdirbimas ir jo sertifikavimas. Tai kol kas tiek klausimų, o vėliau susisieksiu. Ačiū labai. Jeigu atsiras kažkokių papildomų klausimų, tai bet kada galite paskambinti. Ekoagros yra specialistų kontaktai pateikti Ekoagros tinklalapyje ir galite klausti tiek telefonu, tiek elektroniniu paštu. Tai kągi, ačiū Jums už dėmesį, už Jūsų skirtą laiką, ačiū, kad prisijungėt, kad klausėt taip pat ir linkiu geros dienos visiems. Sėkmės. Jums.